Kokia gera žiobrė žaiba. Atsikeliu iš lovos, iš miegmaišio. Iškišiu galvą. Galiu užmesti. Neškirytam. Labas rytas. Keliamės ir varysim gaudyti žiobrių. Iš lovos. Su kamera kalba. Šiandien buvo šalna, kažkaip išgyvenam. Tvarėm penktadienį, šeštadienį žvejausim, sekmadienį. Šiandien šalna, tai nu kažkaip sušilt, laužiuką, arbatėlės ir prie meškerį. Esam prie tokios slaptos nemunėlio duobės. Vakar dar su diperčia prasiskanavom. Kolega su aparatūra. Ir pirmyn. Nu ką, kur srovinė? Čia tai nieko visiškai. Tolyn, po to pradės denginėti. Ai, važiuojant nuo tenai, maždaug nuo 2-1. Iš karto atenuotis iš kišuliukų. Porą metrų. Pasižiūrėjom kokie giliai, kur žuvis stovi. Žuvies iš tikrųjų tai nenuskanavom, bet šiaip dugnas geras, gilis geras ir ten toliau kažkur visa upė ir į priekį ir atgal, man žodžiu, eina kažkur po 1,20 m, 1,30 m, o čia šitoj duobėj netgi 2,10 m yra, tai nu tikrai žuvis greičiausiai manom, kad užsilaiko, nu ir bandysim čia gaudyti. Tai va, tokios tokelės, jeigu giliukų nenušalsim, nes visur atsikeliam šerkšnas, žieva, šalta, net miegot buvo šalta, kažkaip, net nežinau, įsidrasinam, nagom kinkom į žieminius miegmaišius įlindam, bet kažkaip teko šitą pripažinti, kad nu, būtų reikėjo gal ir kalsonus pasimti, užsidėti, nes nu, biški vėsoka vyram buvo. Tai va, nu ką, pusėtėliai, arbatėlė ir prie donkių užšalusių. Viskas apširkšnė, šaget. Bet vieta graži. Žmonių 0, jokia kolchozina. Žiūrėsim kaip su žuvim. Pusryčiai. 3 viename ir bulka su dešrelė. Nu, darbo vieta paruošta. Kolega irgi ruošiasi. Verda vanduo pašarui. Verda vanduo pašarui, va. Kad susimakaluoti. Dzikai per naktį užšalė. Gal galvojam, atšils biškį, pradės įdėti, bet jeigu ne, tai bus kapiec. Žvejausim su tokiais, kokiais turim. Aš pašarą pasirašiau namuose, nes mačiau, kad ten bus šikna, šals rankos. Persisijau, susieto. Kokį dėjau, parodysiu, o kolega sakė, dabar aš su traperinį variantą, tai žiūrėsim, kurio geriau. Apie pačias sistemas, tai pasakysiu tiek, kad prie feeder gamo yra va taip pavaizduota flagmano. Karabinas, suktukas, širykla, tada va čia dedasi feeder gamas, va tokia gumeška, ir į tą kilpą, va tokia, tiesiog įsegė savo pavadėlį. Va čia inline'as gal skaitas toks, pavadėlį irgi va, prisirišiu namuose, pavadėlio stolis 0,13 metras ilgio, 14 numerio kablis. Nieka kažko sudėtinga. Dar va turiu šeriminę šeriklą, porą tokių švystelsių tašką ir gaudysim.
Beriminė šilutė. Aš jaučiu inline padarysiu. Jo. Kalbot gal tą dar Fidergamą. Aš matau, vaikai. Žiūrėk. Jo, aš supratau. Ir komplektuotas parodyti. Parodėjom, tas šilutė. Labai gerai. Galvoju, ar iškart jį dabar nutraukti ar vėliau. Žiūrėk. Tai pačiam smagiau. Svarbiausia yra turėti gerų emocijų. O kai bus, tai bus. Dėl šito tai alaus dar turiu. Įdomai, pabandau, bandau. Tokį pavadėlį 0,14 galvoju dėti, gal čia ir gerai ta guma. Aš 0,13 turiu. Nu, 0,15 pasidarėsiu. Turiu 0,11, 0,15, 0,18, 0,20, 0,24 ir tai 0,11 neknygėsiu. Tikrai. Jeigu to reikia, tai sakai. Sekasi distancija, nežinau, 10 metrų su geriausiu atveju. Gerai, sutariam, tada valgyti, tada pietuojam. Apie 12 gerai. Pirmąją pavalgysim, apsitvarkysim iki pirmos ir kepsim slidės į kitą vietą. Kaip jau supratot greičiausiai, tai pervažiavom į kitą vietą. Ir jau pirmą žuvį turim. Bevažiuodami ne pirmą vietą, kiek čia jau. Kelias vietas aplankėm, žodžiu, susitikom kelis žvejus. Kolchozą pravažiavom, paklausėm kaip kam kas. Tai žmonės nuo 6 ryto atsėdėjo po 4-5 valandas, o dabar 3 kažkur. Ir ką, ir tušiom važiuoja namo, be jokio ne vieno kibimo, be jokio. Ir be jokio kibimo žmonės važiuoja namo. Tai vat. Mes jau vieną žuvį turim, jau, kaip sakėm, galim laimėti varžybas. Žvejybas, tai va. Sėdėsim šituose nendrynuose ir toliau bandysim laukti žiobrio, kojos, nežinau, kas kips, nes visiems šikna tam nemunėlį. Nu, kiek pravažiavom, čia Nemunėlis ties ta vieta, kur tik iš Latvijos, tik į Latviją įteka. Tai vat, tokie dalykai. Man irgi, matau, cimpiną reikia gal, arba kabliuką susimažinti gal. Žiūrėsiu. Vien žodžiu, radom, kur gyvybės yra. Kai atvažiavom, tai buvo toks nendrynas. Biški prasipjojom, pasidarėm vietas, nu ir bandysim čia gaudyti.
tai tas kaimas? Žvejo... Žvejotgala, man atrodo. Per smarkiai. Vienas. Kolega. O. Vienas. Pavyko, pakeičiu kabliuką, žinai. Aha. Bet ant tiek smulki, kad net nejudina, žinai. Arba ilgas pavadys dar, žinai. Tai. Sakau. Bet tava didesnė, tai užskaitam. Kol kas laimi. Bet irgi nesausai. Bet irgi nesausai, jo. Jau žvejyba, taip sakant. Jau nesausai, jau galim. Jau žvejyba. Jau žvejyba. O ne makaronų lipdyba. Tas nežiobris. Kuo? Jo atrodo buvo kaip ir gerai. Lietus? Gal pasistatyti palatkę? Kol kas kiek? 6 kojas per abu? 2. Jo,
6 kojas. Bet nepasiduodam. Visi aplink jau greičiausiai išvažinėjo, nes vėjas tai nežmoniškas, neįmanoma sėdėti ant žodžių. Taršo, plaiksto, už manęs, žiūrėkit, nendrės, kaip banga muša, kaip ir lietus noriu ateiti ant žodžių. Vėjas, oras šiknavė ant žodžių. Nežinau, ar girdysim. Ten liktais va ir lyja. Tamsu. Tai va, nu ką, liksim nakvoti ir turėtų tas vėjas nurimt ir bandysim toliau gaudyti žiobrį. Arba tiesiog kojas. Labas rytas, tęsiam žvejybą. Jau kelios žuvys pagautas, bet kažko apstoja visas judesys. Pavyko pagauti vieną žiobrį. Atsitiktinį kažkokį skautą. Tai va, dar pasėdėsim šiandien, sakėm, iki kokių 10-11 iki pietų ir varysim namo. Tokios kojos kimba nuo ryto. Gal ir nieko, bet ne kojų atvažiavom. Nu ką, pakuojamės pabiškį ir judėsim. Po paskutinį metimą padarėm. Pareisti dar reikia žuvį. Kelias žuveliuks. Tai va ir varysim. Nu ką, balandžio 13. Žiobriai, nemunėlį dar nepasirodė. Nežinau, gal čia ryšant su tuo, kad dar šalta buvo čia. Tokia šalčia banga dabar. Bet jau kaip ir atšilimą rodo, tai vat gal pradės judėti. Visa banda. Tai va, vienas žmogaus laimikis. Ko tai vienas? Ir kitas žmogaus laimikis. Labai panašus, tik žiobris skiriasi. Skirtumas per žiobrį. Per žiobrį, jo. Gal nesversim. Nu ir ką, ir garbingai. Visą žuvį. Žiobrį plauka. Ir visą kitą šušą. Gyvenkit, dauginkite svoj. Gyvenkit, dauginkitės ir džiauginkit kitą žvėją. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.